Taip, pilietį Žygimantai Kudirka. Vis dar pilietis, dar nepardavėte pilietybės kaip nekurie. Tai prašom, Kudirka vis dar pilietis, ne? Vis dar vietoje. Tai va, pilietį, esate kaltinamas nei daug, nei mažai Lietuvos himno išniekinimu. Ką galite pasakyti? Na, galiu pasakyti, kad tai būtų man puikus viešieji ryšiai ir kaip skambėtų tada spaudos antraštės. Kudirka išniekino Lietuvos himną. Aha. Tai, na, tokios antraštės jau pačios už save iškalbingos. Tai vardan reklamos tu pasiruošęs ir tarpelius panaikinti himno eilutėse ir ten kai kurios žodžius praplėsti ir kitaip išsityčioti. Tai yra beveik nelegalus eilėraštis. Jeigu buvo patraukti tam tikri asmenys ir atsakomybėn buvo bandomi patraukti už himno kaitaliojimo teksto, tai aš šiuo atveju palieku jį identišką, tokį, koks jis buvo. Nei viena raidė nėra pakeista, tai todėl žmogus įvertinęs čia netyčiomis atsiradusias spaudos klaidas ir netaip sustumdytus tarpus, žmogus gali vis tiek perskaityti vientisą ir tą patį tekstą. Todėl aš siūlau tiesiog žmogus gali neštis mano knygą į sporto šventes, į valstybinius minėjimus ir ją naudotis iš jos, jeigu nepamena žmogus vargšelis mūsų... Bet atsiprašau, ten stovėdamas žmogus šalia Landsbergio, kai uždainuos, pavyzdžiui, Lietuvoj tamsu ir padaro pauzę, ir paskui mus prašalina toliau dainuoja, jisai nebus suprastas. Tekstas tas pats, bet tekstas ir natose būna atskirtas pagal visus natų vojažus, todėl žmogus, jeigu jis dar bent kažkiek to himno prisimena, jis lygiai tokį patį jį ir perskaitys ir gali jį naudoti kasdieną. Ok, einam toliau. Varčiau knygelę, tai matė visi. Didžioji Lietuvos Gulbė, Salomėja Nėris irgi yra išniekinta. Tai yra paimti jos eilėraščių žodžiai ir sudėlioti savaip kažkaip. Kaip taip galima? Tai yra jos dažniausiai vartojami žodžiai. Tai vietoje to, kad ji būtų nuplauta naujų laikų ir sumaišyta su dulkėmis, mes dabar kaip tik kiekvieną žodį iškeliam ant pjedestalo ir viskas gerai, ne? Ir jį savotiškai prikeliam neriai iš numirusių. Kolegos, kurie dažniau vaikšto į bažnyčią, buvo pasipiktinę, kad tu praktiškai iš Tėve mūsų tyčiojasi. Tėve mūsų yra tas neliečiamas irgi tekstas. Pats žinai, kodėl tai? Na, manau... Va, atsiprašau, galiu net... Pat paskaityti, kas čia dabar? Na, šitie... Tėtė kažkoks mūsų. Tėtė dada kažkoks tai. Nu, manau, kadangi jau šiais laikais nieks nebemoka maldų, tekstų, tai, tarkim, pasinaudoja mano maldininko špargalkę, žmogus net gali pritaikyti šitą tekstą ir neštis į bažnyčią, jeigu vis dar ten vaikšto. Bet tu įsivaizduoji, kad vienas pradės šitą skaityti, kitas šitą, tai kas tada išeis? Tai gal ir gerai, tegul žmonės randa savo kalbą į dangų. Tegul savo kalba kreipiasi, kaip jiem patogu, ir yra užsienyje ir bažnyčios, kuriuose groja klubinė muzika ir jos vis tiek jos tarnauja moderniam žmogui. Tai manau, kad bažnyčia bordelis yra gerai. Bažnyčia adaptuojasi su visuomenė, tai aš irgi skatinu visuomenės įvairesnės perspektyvas į bažnyčią. O čia žiūrėk, kas dabar. Kažkokia politika. Poezijagi turėtų rašyti apie saulę, meilę, gamtą, gamtos grožį, Lietuvą, dar kumelę gali rašyti, bet ne kažkokia antifa, kas čia dar žydas, ir taip toliau. Ką tai reiškia? Na, aš nesu jau taip stipriai politiškai angažuotas kūrėjas, todėl visus
3 politinius tekstus sutalpinau į vieną puslapį. Na va, ir čia kas pavyzdys, kad kartais politinis tekstas, kaip ir politiniai lozungai ar plakatai mitinguose, gali būti viso labo iš vieno žodžio. Lietuvos poezija visada buvo graži, tyra ir nekalta. Rašė ir Maironis, ir Brazdžionis, ir visi kiti janoniai. Rašė gražus eilėraščius, o čia dabar kas? Compli orna tempera sacra. Nu tai ką tai reiškia? Aš tikrai linkėčiau, kad valstybė pagamintų šias kepures ir išdalintų pareigūnams. Atsiprašau, čia yra užrašai ant kepurių? Užrašai ant kepurių. Čia yra kepurių pareigūnų kepurių kolekcija, kad reabilituotų pareigūno statusą. Atsiprašau, tai ką tada reiškia? Policininkas užsirašęs sakra. Sakra? Sakra. Mentas. Kaip suprasti? Kai pareigūnas užsideda tą kepurę, tada šitas raidžių darinys įgauna savo prasmę ir kartu reabilituoja pareigūną, nes kol kas jis liaudės galvoje yra viso labo mentas, o jis gali tapti komplimentas, ornamentas Vilniaus gatvėse, turi turėti temperamentą tvirtą arba atstovauti savo gerais darbais sakramentą. Pilietį Žygimantai Kudirka. Čia yra užkoduotas policininkų pravardžiavimas, tik neparašyta visur žodžiai mentas. Dabar vis tapo man aišku jo. Bet tu taip, aišku, paniekinai juos, ne? Bet kadangi tas antrasis narys šito žodžio mentas susikūrė jūsų galvoje, tai bijau, kad jūsų galvoje yra tos piktos mintys ir jūs galite būti patrauktas atsakomybėn. Nežinau, ką ir pasakyti, bet kai kurie eilėraščiai yra, atvirai sakant, neetiški. Tai yra, tarkime, apie besibučiuojančius vyriškos lyties asmenys, prirašytas visas puslapis, vyras bučiuojasi su anūku, anūkai bučiuojasi, tėvai, dar netgi anūkai smėlio dėžėje netgi bučiuojasi. Ir sūnus bučiuoja tėvą ir visi bučiuojasi. Va, prašau. Ką tai reiškia? Tai vat, labai įdomu pasvarstyti, kokie bučiniai yra mūsų šalyje legalūs, kurie yra smerktini. Tai, tarkim, vyro bučinys vaikui yra netgi baudžiamas, bet jeigu vyrą pavadinsime dėdę, netgi dėdės bučinys vaikui, neduok... Ne, dėdė bučiuoti gali savo sūnį. Bet jeigu, kodėl tada sako, neimk iš dėdės saldainių? Tai nepažįstamas dėdė. Va, nepažįstamas dėdė. Tai va, net jeigu vartosime dėdė savoką, kuri jau yra pripažinta, bet vis tiek mamos atgraso, kad neimti iš dėdės saldainių. Jeigu vaikas tada nustos imti iš dėdės šeimos nario tuos saldainius, tai gresia šeimininių barnių ir susiskaidimų. Visi šitie bučiniai yra legalūs ar nelegalūs? Visi šitie bučiniai yra legalūs, nors gali pasirodyti kitaip iš pirmo žvilgsnio. Etikos tematiką tęsiant, kai kurios eilutės kelia, atvirai sakant, pasipiktinimo. Ne tik poezijos skaitytojams, bet ir prokuratūros darbuotojams ir visiems kitiems. Tavo sėdynė pilna pirštų. Kas turima galvoje? Kas čia yra? Analinės angos? Ne, mes visi esame matę vieno čiužinių gamintojo reklamas, kuomet ranka įspaudžia pirštus į čiužinį ir ten kurį laiką lieka rankos kontūrai. Tai lygiai taip pat ir moterys, kuriom ranka suduoda, tarkim, per sėdynę, lietuviško mužiko ranka, irgi kurį laiką paraudimas išlieka. Todėl čia galime matyti paralelę tarp labai gausiai reklamuojamų čiužinių ir smurto šeimoje. Tai tavo sėdynė pilna pirštų ant spaudų čia. Tas turima galvoti. Taip, tai gali būti ir švelnus prisilietimas.
mėlynės lieka ir nuo tam tikrų bučinių. Grįžtam vėl prie politikos. Aš išvelgiu čia gilės politinės potekstės ir va, pederastai lauk, Lietuva, tu lieva. Tu lieva, turime galvoje slengų, kad tu esi niekinė, tu esi bloga, tu esi kreiva ir šiokia tokia. Tai yra tiesiog Lietuvos pavadinimo sukeisti skiemenys vietomis. Labai įdomu, kad šis tekstas jau yra parašytas gerokai seniau nei mūsų Seimo pirmininkė. Pati atliko šį tekstą katedros berods aikštėje. Ir pati, na, mes puikiai žinome, kad jai nelabai gerai su tarimu, bet ji pati įprasmino mano tekstą ir jis dabar jau atrodo tarsi to įvykio komentaras. Bet va, net Seimo pirmininkė kalba šitos knygos kalba. Archyvus, bet aš mažai tikiu, nes jinai gal netyčia tai padarė, bet tu tai darai tyčia. Iš tyčinių paskatų. Žinai, tie skiemenys, visko atsitinka. Nu vėl, grįžtam prie Kudirkos, tai yra tolimas tavo giminaitis. Ir paminklas jo stovi Vilniaus širdyje. Nu ir dabar vat, flagmanas, kažkokie Lenkų mažumos. Prie ko tai? Paminklas yra pastatytas tautiniai giesmiai, viskas tvarkoj. O prie ko čia dabar tautinės mažumos? Na, paminklų gal funkcija ir yra tokia, kad visi žiūrėtų tik į juos kaip į stabus ir net neapsidairytų aplink. Tai šiuo atveju aš nusprendžiau apsidaryti aplink ir pastebėti, kur žiūri paminklas, ką jis mato, kokius mitingus praeinančius ir kur yra atsukta ta pati jo sėdynė. Štai vyriausybės visi darbuotojai, kurie turi į Kudirkos aikštę langus, jie vat ir mėgaujasi liekno Kudirkos formomis ir jo standžią sėdynę. Aš galiu nebent vieną pasiūlymą jiems duoti, tai perkraustyti vyriausybę į flagmaną. Gražiai tu čia įsisukinėjai. Gerai, man rodos, poryt yra tavo skaitimai, knygos pristatymas, mūsų atstovai tenai bus ir įdėmiai seks tavo visus išsišokimus, taip kad dabar laisvas susitiksim.